manau, antroji rungtynių pusėje pavyko mūsų suintensyvinti gynybą ir ta gynyba leido šiandien pasiekti antroji pusėje pasiekti pergalę. Gal antroji pusė tik tai dar prie tos gynybos, tad per daug davimo atkovotų kamuolių pasiimti, bet manau taip ir tikimės, kad šita serija bus tokia sunki, Lietkabelis tikrai turi patyrusių žaidėjų, gerai žaidžia ir žino kaip žaisti, taip kad didelis dėmesys buvo jų žaidėjai, pagrindiniam ir Morisui ir Kulomėjai. Manau, kad neblogai susitvarkėm palyginus. Jie taškų įmetė, bet tikrai ir nemažai metimų metė, taip kad panašiai ir norėjom ginti su jais. Sveikinimai žaidėjim ir mūsų fanams su pergalė. Sveiki, treneri, paminėjot, kad tikite sunkios serijos, tikite sunkių rungtynių. Tik ketvirtam kėliny, man atrodo, pirmą kartą dviženklę persvarą buvo susikrovę. Kuriuose vietose daugiausiai iššūkių kelia šitą Lietkabelio komandą? Tai vėl, kaip ir minėjau, kad tie du žaidėjai tikrai daug sukasi, tikrai žaidžia irgi tokį įdomų krepšinį, nestandartinį, kaip mes kartais sakom, nes tu tokie deriniai, tokie šiek tiek kitokie, ne taip, kaip visos komandos žaidžia, taip kad yra ką veikti, kaip sakau, bet to ir tikimės, visą laiką mes su jais, visą sezoną taip ir pralaimėję buvom ir visą sezoną tai žaidžia, jie daugiau mažiau žino, kaip mes žaidžiam, taip kad viskas taip eina taip, kaip ir norėjom, kaip ir tikėjimas, gal taip pasakyti reikia. Žvelgiant į statistiką, 15 pramestų baudų, pralaimėta pagal antrojo šanso taškus, čia galima sakyti kažkiek galbūt atsipaldavimo ženklai? Ne, nemanau, tikrai, gal kažkokia šiek tiek ir įtampa, gal kas, bet nes prametė tie žaidėjai, kurie tikrai pataiko dažniausiai geresniais procentais, bet čia irgi čia sportas yra, vieną dieną pamesi, nepramesi, bet kaip ir sakau, mes turim rungtynės kontroliuoti gynybą, manau, kad šiandien tą ir padarėm, antroji pusėje 30 taškų, 35 įmetė, galė ten dar 5 gal įmetė, bet šiaip tikrai tas o antri šansai, tai vėlgi mes keičiamės gynyboje daug, tai tada yra ten tų tokių išsikeitimų, ūgio persvarą ir pasiėmė, bet tikrai galėjom dar kelis kamuolius daugiau padėti, mažiau ką mūsų pasimti kamuolius. Tai, bet čia ta mūsų gynyba to ir duoda, tai šiek tiek antrų šansų. Pabaigai apie savaitgalį dar noriu paklausti, nes ir Eurolygos Final Fouras vyko, kokį įspūdį paliko gal finalas ir Vilniaus įvykiai, sakykime. Eurolygo tikrai aukščiausio lygio krepšinis, tikrai mėgome, žiūrėjom ir smagu buvo žiūrėti ir atmosfera gera, viskas kaip ir tvarkoj. Pirmą vietą laimėjo ir čempionatą, tai vėlgi nulaužė kodą, kaip sakyt. O dėl Žibėno atveju, tai čia, kaip aš sakau, parodo mūsų profesijos trapumą. Tas viskas, kaip vieną dieną tu čia ant rankų nešiojamas, kitą dieną tu jau kitur. Tai čia, kad kiekvienas, tikrai kaip kolegos gaila ir manau, kad daug neteisybės kai kur yra, taip ir trenerių matėm ir Eurolygoje kiek atleista buvo, bet čia mūsų to profesijas tokia yra ir turim su to gyventi ir mes šiandien smarkiai ko nepakeisim ir žiūrėti daugiau savęs.